Rinkimų naujienos. Tėvynės sąjunga karštligiškai ieško kandidato į Vilniaus merus. Ingrida Šimonytė atsisakė. Milda Dargužaitė atsisakė. Gitanas Nausėda atsisakė. Beje, visi jie nėra Tėvynės sąjungos nariai. O tarp narių nieko gero. Man tas Adomėnas norėtų, bet kaip jūs teisingai sakote, nieko gero. Gal skelbimą duoti laikraštį, kad ieškom kandidatų, nežinau. Kviečiame užsirašyti į Vilniaus merus nuo Tėvynės sąjungos. Taip, gerasis žmogau. Prašom pasirašyti tapti kandidatu į sostinės merus nuo mūsų partijos. O kokie reikalavimai? Jokių reikalavimų. Tik vienas. Turite nebūti konservatorių partijos narių. Kiek bandėm ieškoti savo partijai, tai blogesnių už blogesnius. Todėl nusprendėm rasti kandidatą už partijos ribų. Dargužaitę, Šimonytę bandėm. Dabar ir jūs galit pabandyti. Svarbu, kad būtumėt geras žmogus, tai būsit geresnis už Adomėną. Kad gal, žinokit, neįdomu. Neįdomu. Tėvynės sąjungos prakeiksmas. Norinčių daug, galinčių nėra, o kai surandam galinčių, tai jie jau nebenori. O, ponas, prašom, sėskit, prašom. Va, čia. A dėl ko dabar parašus renkam? Ne dėl parašų, čia ne dėl parašų. Prašome pasirašyti kandidatu tapti į sostinės merus. O reikalavimai kokie? Jokių, svarbu, kad norėtume. O tai ką, nieks nenori? Nori, bet geriau jie nenorėtų, nei Adomėnas, nei Benkunskas. O Benkunskas, kas jis toks? Kad aš pats žinočiau. Būkit geras, būkit kandidatu. Prašau, nuo mūsų partijos, konservatorių. Nežinot, vis dėlto ne. Netraukia. Pas mus tie, kurie traukia, tai iki kandidato nieko nedatraukia. Gal Kupčinsko paprašyt, ką? Kokia vizija buvo. Ateina Šimonytė ir tampa Vilniaus meru. Palauk, taigi čia ne vizija, čia tikra Šimonytė. Ei, Ingridute! Palauk, Ingridute, labas. Einam. O taip tikėjausi, kad nepastebėjai. Einam, pati apvaizda tave atsiuntė. Būk kandidatu į Vilniaus merus, prašau, antrą kartą. Nori ant kelio atsiklaupsi, nori? Aš sakiau, kad nebūsiu, negirdėjot? Girdėjau, betgi aš konservatorius mums būdingas, įkyrumas, prašau. O man būdingas nuoseklumas, ne. Tu būtum puikiausia kandidatė. Žinau. Tu netgi laimėtum. Žinau. Ingrida, būk su kandidatė, prašau. Jeigu mes laimėtume Vilnių, mes laimėtume visoje Lietuvoje. Tai mūsų geriausia politika būtų. Aš ne politikė, aš kasininkė. Labą dieną, man šviežia bandelė. Vaišiname, jeigu tik sutiksi būti kandidatu į Vilniaus merus. O Dieve. O tu viešpatie, ne! Ingridute, būk kandidate, būk, prašau, būk. Ne! Kodėl? Pasakyt atvirai, jeigu aš kandidatuočiau, aš laimėčiau. O jeigu aš laimėčiau, aš subalansuočiau Vilniaus biudžetą. O subalansuoti Vilniaus biudžetą galima vieninteliu būdu – atsisakyti grandiozinių Zuoko projektų, taksi, avialinijų, tramvajų ir taip toliau. Ir ką? Tai labai gerai. Man kaip Vilnietei patinka, kad Vilnius turi savo oro linijas,
Man patinka Vilnius veža, nes naujos mašinos, mandagus vairuotojai. Aš visai norėčiau tramvajaus ir kartais pasvajoju apie Guggenheimo muziejų Neries pakrantėje. O jeigu aš užimčiau Zuoko vietą, tai visų šitų nesąmonių nebus. Todėl, kad tam aš pinigų nešvaistysiu. Todėl aš sakau, ne, aš nekandidatuosiu į Vilniaus mero postą. Niekada. Net neįsivaizduoju, kaip konservatoriai gyveno iki šiol, kol nebuvo Šimonytė. Guga, tu matai mane? Klausyk, būk kandidatu į sostinės merus, prašau tavęs. Taigi tu bendrijos pirmininku, tai lygiai tas pats. Alaus pastatysiu. 2.